būti reakcija. Nu, jei ne dabar, tai bent jau po antro karto, o gal po to bus ir po trečio, po ketvirto, po penkto, bet reakcija turi būti. Dainius Gaižauskas. Aišku, pritariu ir matot, dėl ko irgi tikrai būtina pertrauka, nes tikrai įsigilinti labai daug reikia į Martinas Gedvilas. Vau, ir net duoda... Pritariu Gaižausko nuomonė. Aidas Gedvilas. Ir ar gali būti taip, kad, pavyzdžiui, tas Kornijenkas sutiko bendradarbiauti, kai jam įpiešė 1 112 000 eurų kyšių sumas? Tai visumoje mes einam tuo keliu, kad ekonomikos augimas būtų išlaikomas, kad būtų išlaikomas žmonių pajamų augimas ir kad žmonės galėtų šitą krizę pabaigti šiek tiek netgi turtingesni, negu pradėjo šios metus. Kadangi abudu piša smegenys visiems ir net neraudonuoja. Politikai įtarė, jog Skvernelis nuo 25 metų sausio 1 dienos iki gegužės mėnesio per Sidilskienę susitarė paimti didesnės nei 18,5 tūkstančių eurų vertės kyšių už palankumą pasinaudojant savo einamo.